Pagarba asmens savarankiškumui ir tapatybei. Ką pamatysite vaizdo įraše? Šiame vaizdo įraše ypatingas dėmesys bus skiriamas LGBTIQ+ potipiams ir skirtingų tapatybių pažinimui LGBTIQ+ spektre. Taip pat pateiksime informaciją apie pagarbą asmens savarankiškumui, ypač kalbant apie seksualinę orientaciją. Tai reiškia individo teisės rinkti savo gyvenimo kelią pripažinimą ir palaikymą, be nepagrįsto kišimosi ar diskriminacijos. Skirtingų tapatybių LGBTIQ+ spektre supratimas yra itin svarbus, nes jis skatina empatiją, padeda griauti stereotipus ir prisideda prie asmenų emocinės bei psichologinės gerovės. Trumpai tariant, LGBTIQ+ tapatybių pogrupių supratimas praturtina mūsų suvokimą apie žmogaus patirtis, skatina empatiją ir stiprina tarpusavio ryšius visuomenėje. Lesbiečių potipiai. Lūpdažių arba labai moteriškos lesbietės – tai lesbietės, kurios savo stiliumi ar manieromis atitinka tradicinį moteriškumo suvokimą. Vyriškų lesbiečių potipiai gali būti švelni vyriška lesbietė, uždara vyriška lesbietė, stilinga vyriška lesbietė ar androginiška vyriška lesbietė. Vyriška lesbietė – tai tokia, kurios išvaizda gali būti labiau vyriška. Vyriškos lesbietės dažnai renkasi vyrišką arba androginišką aprangos šukuosenos stilių bei elgiasi vyriškai. Moteriška lesbietė – tai lesbietė, kuri pasižymi moterišką išvaizdą ir ar elgesiu, tačiau ją traukia kitos moterys. Moteriškų lesbiečių potipiai gali būti išraiškingai moteriška, švelni moteriška, androginiška moteriška ir panašiai. Gėjai. Gėjus – tai vyras, kuris romantiškai arba seksualiai jaučia trauką tos pačios lyties asmenims. Jie gali būti skirstomi į tokius potipius. Lokiai arba angliškai bear – tai yra stambesnis arba plaukotesnis vyras, dažnai pasižymintis tvirtesne, labiau šiurkščia išvaizda. Twink arba jaunatviškos išvaizdos – tai jaunas, lieknas ir dažnai mažiau plaukuotas vyras. Kvyrai arba angliškai queer – terminas kvyrai vartojamas apibūdinti sudėtingą seksualinę tapatybę, dažnai kvestionuojančią tradicinius apibrėžimus ir etiketes. Skirtingos tapatybės LGBTIQ+ spektre. Biseksualumas – tai žmonės, kurios traukia daugiau nei viena lytis. Panseksualumas – kai kurie biseksualūs žmonės gali būti priskiriami panseksualams, tai yra jų potraukis neapsiriboja lytimi. Nepastovi lytinė tapatybė – asmuo, kurio potraukis laikui bėgant gali keistis arba kuris neturi pastovaus potraukio tam tikrai lyčiai. Poliseksualumas – seksualinė orientacija, kuriai būdingas potraukis kelioms, bet ne visoms lytims. Seksualumo fluidiškumas – šis terminas reiškia, kad asmens seksualinės preferencijos yra lanksčios. Nebinarumas – nebinariai panseksualūs žmonės save apibūdina kaip žmonės, kuriuos traukia asmenybės, o ne lyties požymiai. Translytiškumas. Translytiškumas reiškia, kad jūsų lytinė tapatybė skiriasi nuo lyties, kurią jums identifikavo gydytojas, kai gimėte. Gali būti translytis vyras arba translytė moteris. Nedvinaris – tai asmuo, kurio lytis nėra išimtinai vyriška ar moteriška. Kintančios lyties – asmuo, kurio lyties tapatybė gali kisti laikui bėgant. Belytis – tai asmuo neturintis lyties. Interlytis – neatitinka tipinių vyriško ar moteriško kūno apibrėžimų. Kvyras arba queer – žmonės, kurie nesutinka su griežtomis lyties ir seksualumo kategorijomis. Gerbti autonomiją – tai reiškia pripažinti. Žmonės turi teisę tapatintis arba nesitapatinti su etikete. Kai kurių asmenų orientacija laikui bėgant gali vystytis arba keistis, asmenys yra svarbiausi savo tapatybės autoritetai. Autonomija HRBA kontekste.
Autonomija tai asmenų gebėjimas laisvai ir sąmoningai priimti sprendimus dėl savo gyvenimo. Pabrėžiama, kad autonomija yra pamatinė žmogaus teisė. Ačiū.